Sveiki, šiandien pas mus svečiuose Dovilė Batutienė, interjero studija LT įkūrėja, taipogi baldų, interjero, detalių parduotuvės vadovė ir įkūrėja Studiodos. Tai šiandien kalbėsimės plačiai namų tema. Dovilė jau daug metų šioje srityje, tai tikiuosi pasidalins su mumis. Tai sveika, Dovilė. Sveiki. Pakvietėm šiandien tave į Filoretuose esantį dalinės apdailos namą 250 kvadratinių metrų ir jis toks, šiai dienai dar nepuošnutis, dar tokioj tarpiniai stoteliai. Ko gero, čia tavo dienos ir leidžiamos. Kada pas tave ateina žmonės? Na, iš tikrųjų, jeigu taip patekus į šitą erdvę, tai pirmiausia noriu pasakyti, kad čia toks saldainis, kur iš tikrųjų dauguma turbūt interjero dizainerių norėtų atsidurti tokiose erdvėse ir pradėti lipdyti tą namų viziją. Nes miesto centre su nuostabiais vaizdais, miško pakraštyje, su raiktiniais, skulptūriniais laiptais namo viduje, tokių projektų yra vienė, tai reikia pripažinti, nes tiek architektūra įspūdinga, tiek vieta, tiek aš jau matau čia dalykus, ką galima padaryti, nepriklausomai nuo to, kokie bus užsakovai, kokią stilistiką jie be pasirinktų, žinoma, stilistiką diktuoja ir tūriai, architektūra, bet kokiu atveju klausai žmonių ir kreipi tą namų viziją taip, kad patiktų jiems, bet čia yra ta vieta, kur aš jau matau, kur iš tikrųjų, kaip aš sakau, kartais niešti rankos, kur norisi prisidėti ir tu matai, kad iš tokių erdvių tikrai galima sukurti gražius, įspūdingus, jaukius ir funkcionalius namus, nes tai yra toks retas dalykas, kad apjungtų visus tos dalykus. O jeigu kalbant iš tikrųjų, bet kokioje situacijoje kada mes pradedame dirbti su žmonėmis. Šitą vietą iš tikrųjų aš pasakysiu, kad turbūt yra kažkokia, nežinau, įvykusi edukacijos kažkokie momentai, nes tikrai daug kalbama apie tai, kad jeigu tu nuo nulio pradedi daryti namus, tai bet kada reikėtų juos pradėti daryti, tai čia turbūt kažkaip išgirsta žmonės, bet žinoma, reiktų pažinti, kad kartais žmonėms labai sunku susigaudyti, o ko jiems norėti, kol jie mato plyną lauką, ar ne? Turbūt ir pačios situacijai, nežinau, kiek sandorių yra tiesiog sklypų ir kiek jau pastatytų tūrių, kur žmonės ateina ir aš jau suprantu, čia jau bus gerai, nes kad ir šitoje situacijoje aš įsivaizduoju pardavinėti kalną, nes jis turi įkalnę šitas namas, yra vienaip. O teisingus sprendinius jau padarytus, parengtus, išmastytus, tai šitas namas irgi neatsitiko per vieną dieną, kol jį statėmės, tik pirmą savaitę esam jį atidengę, jisai buvo toks apgaubtas, celofanuotas ir sunku buvo išvelgti ir tom vizualizacijom nesugebėjo žmonės pamatyti, patikėti. Tai dabar atidarius langus ir pamačius parką ir terasą, kuri jau atsitiks, tai tikrai kitaip. Grįžtant prie klausimo, kaip mūsų gal srityje, tai aš irgi pastebiu, ta, kaip sakai, edukacija, noras pasitarti ir padaryti iš pat pradžių teisingus sprendimus pas mus irgi yra ir netgi vystytojai, kurie tokius mažesnius vienetus, kurie ar blokuotus, ar individualius namus, kreipiasi toj pirminiai stadijoje, ko klientas nori. Be abejo, jie ne savo juos kuria pardavimui, bet suprasti, ar ne, pagal vietą, pagal dydį namų, kaip tas erdves suskirstyt, kad jos būtų maksimaliai patrauklios, kad jos 9 iš 10 tiktų, ne 50 ar 50, kad kitaip norėtų, keist norėtų, juk tos sprendimus keist kainuoja, ten ir tie šildymo kontūrai ir kanalizacija, vanduo, tai šitos dalykus mes vis dažniau darom ir kartais savo statosi, bet sako, čia aš jaučiu, kad bus 5 metai man. O kaip man padaryti, jeigu vien individualius sprendimus priimsiu, tai yra viena, bet ar jie atitinka rinkoje šitos kategorijos turtinio, mokančio žmogaus, ar tai bus į ateitį? Ir aš dar pastebėjau, iš tikrųjų, jeigu kartais ateina klientai, kurie jau nusipirkę, tarkime, dalinės apdailos būstą, tu supranti, kad
vystytojai jau vis dažniau būna apgalvoję, nes anksčiau tu gaudavai tokių daiktų, kur tu nežinai, ką su jais daryti, ar ne? Nes kaip ir turime virtuvę, kaip ir turime vonios kambarį, kaip ir kažkokie kambariukai sudėti, bet kaip išdėlioti daiktus, arba kaip, nes turi baldai tilpti juos, ar ne? Nes žmonės gauna planą, jie mato sudėtus, tarkime, lovytę, sofutę, fotelis, bet jie neįsivertina, kad ta nupiešta sofutė yra gal ten 1,50 m, kur ten pusantro žmogaus telpa, ar ne? Ir būdavo tokių nemalonių surprizų, kur tu vis dėlto gauni ir žmogus jau nusipirko, padarė pirkinį ir ką dabar daryti, nes jis įsivaizdavo, kad jis turi didelius namus, nes daug kambarių parodyta, daug daiktų telpa. Ko tu esi šalininkė, va tarkim, svetainė, virtuvė, valgomasis? Ar jie turėtų būti bendroje erdvėje ir kur tas maistą gaminantis žmogus netoks izoliuotas, kažkokioj tremty ten kitam kambarį, sako, tai ką aš čia, žinai, ir būsiu viena tas savo liūdnas dienas, žinai, leisiu, o visi kiti tuo tarpu linksmai. Tai ar žodžiu virtuvę izoliuojam, ar uždaroma kažkokia tai konstrukcija ten slankiojančia, ar bendra erdvė, ar kaip šituo atveju, čia tai netaip dažnai būna, šitas variantas, ar ne, kur ir kartu, bet atskirai, tai kaip tu, jeigu galėti rinktis, kaip tu patartum, kokie pliusai, minusai gal? Ja, čia turbūt vieno atsakymo nėra, nes tiek tokių atvejų, tiek taip yra, gali būti ir tai labai priklauso nuo šeimos dydžio, nuo gyvenimo būdo, nuo tai, kaip žmonės dažnai gamina, ar mėgsta valgyti namuose ar ne, ar skiriasi, ar yra jautrių alergiškų žmonių, tarkim, vieni gali būti jautrus kvapam, ar ne, o tarkime, vyras mėgsta gaminti ir daug yra ir tą žuvį. Tai čia yra daug tokių niuansų, nes žinoma, nes įvairiausių tų sprendimų yra. Bet jeigu taip žiūrėt pagal jausmą, tai aš visada sakyčiau, kad man tik ir norisi visada tos jungties, kada, mano čia yra, tarkim, jeigu manęs klaustum, arba dažnai jeigu projektuoja architektūrinis būna kažkoks projektas ir klientai irgi ateina su to pačiu klausimu. Man visada norisi, atrodo, kad svetainė turėtų jungti su virtuve, bet virtuvės norėtųsi, kad jinai būtų kažkokia biškį nišoje, ar ne? Šiek tiek jinai tarsi netaip aiškiai matoma. Jeigu taip asmeniškai, tai man čia kažkoks idealus, arti idealaus atrodo sprendimas, nes aš esu tokia daugiau tos uždaresnės virtuvės mėgėja arba bent jau slankiojančių kažkokių durų, nes virtuvė yra ir apie kvapus, ir apie garsus. Tai jeigu gausesnė šeima, tarkim, čia 3 miegamųjų, tai mes galim įsivaizduoti 2 vaikai, 2 tėvai ir tada čia tos kasdienė buitis, bet pas vaikus ateina draugai ir jie galbūt nori čia kažkur irgi bendroje erdvėje būti ir kuo jie didesni, tuo tie draugai didesni ir tokių tų didelių žmonių po namus vaikščiojančių, žinai, tai jau ten su vyru, ten prie tos kavos gal kažkaip biškį ir užsidarai dėl savo privatumo, dėl jų, nes ten filmas, čia kažkokia gal savo tema. Tai čia toks arti labai gero sprendimo ir tie laiptai kaip puošmena ir tuo pačiu biškį distancija tarp to virdulio ir kažkokio ramesnio knygos paskaitimo, ar ne? Sutinku. Taip, turbūt čia, iš tikrųjų, tie laiptai tai yra išskirtinis dalykas. Žinoma, be abejonės laiptai turi būti saugus, funkcionalūs, teisingai išdėlioti ir panašiai, bet tas laiptų grožis, jo skulptūriškumas, jo negali paneigti, ar ne? Ir žmonės vis dažniau turi tokį prašymą, įsivaizdavimą, norą, kad taip tai turi būti, gražus. 250 kvadratinių metrų ir mes sakom, kad tai yra 2 aukštų namas, bet tarsi 3, ar ne? Įėjimas, įvažiuojam į garažą, 60 kvadratinių metrų, toks, man atrodo, didelis privalumas. Kai erdviai ir ten ir kokiai spintai, nes dažnai tie garažai ten biškį spinta čia ir jau nebėra nusirengti kažkoks didelis holas. Tai kaip tu manai, čia minusas yra, toks vargas ir yra šito išdėstymo, ar taip man tik atrodo, kadangi mes parduodam ir norim kažkaip tai pagražinti situaciją ir sakom, kad realiai gyvenimas tai 2 aukštuose, nes tu parėjai, kiek grįžinėsi į tą automobilį arba į tą paltą.
Tai kad vis tiek, tai yra 2 tokių gyvenamų aukštų ir tam Antakalnio reljefe gal visai geras sprendimas, bet gal tu apie minusus gali pasakyti, ar tu jau matai šitam sprendime. Tai čia aš sakyčiau, toks yra pakankamai, ir sakau, idealus variantas, nes mes turime realius gyvenamus tai 2 aukštus. Ir ta kvadratūra, tie 200 kvadratų iš esmės pasiskirsto per 2 aukštus. Mes net, jeigu norint, turime jungti su lauku iš šitų gyvenamųjų erdvių, iš svetainės, iš virtuvės, ar ne, per terasą gali išeiti, pareiti, jeigu tik tai yra poreikis, ar ne. Tai čia toks, sakyčiau, yra... Nebijoti. Ne, šito tikrai... Čia ne dėl to, kad tirambu norisi šitam konkrečiam, bet tiesiog, kad mes suprantam, kad miesto centre tokį variantą norėtų daugelis. Mes lyginkime tiesiog net ir su butais, kurie yra statomi arba seniau, senieji tie senamiesčio būstai, kur mes tikrai turime tų laiptinių aukštų labai daug. Tai čia būtent šitas projektas, jis tikrai... vien pliusus matau. Taip yra, tarkim, jeigu mes statome namus kažkur toliau nuo Vilniaus, ar tai yra užmiestis, ar ne, tai dauguma klientų besikreipiančių ir kurie naujai projektuoja ir jeigu leidžia sklypas, tikrai nori vieno aukšto namų. Nes, supranta galbūt tą tokį patogumą gyvenant viename lygmenyje, tą lauko artumą, kada tu gali turėti iš kiekvienų, ar ne, bet čia yra tikrai turim suprasti, kad yra minusų, ar ne, lyginant su šituo būstu. Čia yra 10 minučių ir tu gali mėgautis senamiesčiu, ar ne? Ten galbūt tau reikės važiuoti, 30 minučių, 40. Ir gal dar mieste vieno aukšto namas, jeigu aplinkui yra 2 aukščiai ir tokie net 3 aukščiai, tu toks... Taip, esi matomas, stebimas iš viršui. Šitoje vietoje tai tikrai... puikiai padirbėta ir ta prasme, kad namo aukštis, namo struktūra, jinai dengia nuo tos kitos pusės, kurioje jau tie yra, aukštesni namai, ar ne? Ir tavo kiemas absoliučiai turi privatumą. Yra 3 miegamieji ir yra šlaitinis stogas. Ką tu apie tai manai? Nes paskui galėsim šiek tiek plačiau irgi apie apartamentus, į tave kreipiasi, gal prieš perkant kreipiasi irgi pasitart, ar čia gera erdvė, teisinga, čia, kaip mes jausimės joje. Tai tu turi nuomonę apie savo asmeninę, apie šlaitinius, taip nebandančio, žinai, kaip sakyti... Ne, aš pasakysiu, kaip yra, ar ne, turbūt jeigu žiūrint mes žmonės, kaip bendraujame ir net turbūt pačios pirkėjai, bet įdomu, kad ir pati pasidalintų, bet dažniausiai būna pasidalinę į 2 tokias tarsi stovyklas. Vieni yra absoliučiai įsimylėję tos mansardinius, ar ne, namus, kur sako, man tai yra toks jaukumas, toks, nežinau, kažkam primena senamiesčio stogus, kažkam primena gyvenimą Paryžiuje, kažkam primena dar, ir tai yra tokie, dažniausiai apgaubti romantikos, ar ne, nes tai yra kažkas kitaip. Kitaip, kitoniška erdvė. Jinai turi savo kažkokią aurą. Ir yra kiti, kur sako, ne, man reikia, kad būtų aišku, lygų ir visa kita. Tai aš turbūt esu ta, kur per viduriuką. Ir kartais man netenka žmonės atkalbinėti, nebijoti tų mansardinių ar tų šlaitinių stogų. Žinoma, yra tam tikra sąlyga, nes yra, jeigu mes suprantame, kad jeigu yra labai staigus šlaito kritimas, tai mes labai smarkiai sumažiname erdvės pojūtį, ar ne? Jeigu mes turime prastą apšvietimą, arba yra per maži stoglangiai, arba net nėra kambariuose padaryta galimybė turėti tą vadinamą vertikalų langą, ar ne? Tai yra tam tikrų niuansų, bet labai dažnai teisinguose, architektūriškai teisinguose pastatuose mes matome, kad net ir mansarduose yra integruoti vertikalūs langai. Tai reiškia, kad mes turime tą normalų apšvietimą arba net ne apšvietimą, bet vaizdą. Nes dažniausiai šitas momentas gąsdina, ar ne? Kitas momentas, jeigu šlaitinis stogas jis nėra labai staigiai nuleistas ir leidžia mums patogiai išdėlioti visus daiktus, visus baldus, kuriuos mums reikalinga išdėlioti, tai tas šlaito buvimas jis turi net savo žavės, ar ne, nes tinkamai apšviestas, tinkamai sureguliavus struktūras ir jas atskleidus, tai gali būti tiesiog išskirtinis, įdomus sprendinys. Ir čia tiesiog reikėtų vertinti konkretų atvejį ir nebijoti. Tikrai yra tokių situacijų, kur sakau, kur mes turim kvadratų ir neturime erdvės, kur yra sunku gal atsistoti, tai mes tada suprantam, kad labai tą turim smarkiai įsivertinti, bet didžioji dauguma net ir
būtų apartamentų, kurie ypatingai naujai statyti, tai statytojų jie supranta, kad jiems reikės pardavinėti tą tokią įdomesnę struktūrą ir ten yra dažniausiai tikrai pakankamai gerai apgalvotos tos struktūros. Paupio, tarkime, projektas. Ta pati norėjau sakyti, Paupys, visa architektūra, tie dvišlaičiai stogai ir viršutinio aukšto apartamentai turi tą, bet bandau prisiminti dabar keletą, mes gerai pardavinėjom ten, tai tikrai labai skirtingi, vienuose gal labiau tas pojūtis, tai matyt, kad reikia žiūrėti ir kaip tai spręsta, ir kiek tos papildomos šviesos. Bet neuždaryti savo durų. Reikia, aš manau, tas momentas, kad tikrai kartais ateiti ir pasimatuoti gal net skirtingų dienos metų, ryte vakare, kaip aš matau, kaip atsiskleidžia ta šviesa. Net nežinau, pavyzdžiui, ar jūs patarėt klientui ateiti skirtingų, metų, kad pajausti tos namus? Patarėm ir patys klientai jau tokie, išprusę, išsilavinę, iš draugų, iš kažkokių savo asmeninių patirčių, neretų atveju, dėl daug dalykų, dėl to, kaip kamštis ar neryte vakare, koks garsas, jeigu arčiau gatvės, tuo piko metu, arba kaip, jeigu yra kažkokia panorama į miestą, ar ne, kaip tie žiburiai, koks jausmas yra, ką aš patiriu, ir privatumas, neprivatumas, tai tiesiog ir net ne kartą ir židinį tekę yra kuriant vėlesnį vakarą, tą pilną išgyvenimą tokį, nes pirkiniai dideli, mūsų atveju tai vis tiek, tokie tie namai, butai didesni ir brangesni, tai bet tam, kad neapsirik, nes visada yra pliusų minusų, niekur nėra 100%, viskas kaip norėčiau. Ačiū Dovilei, kad skyrė tiek savo brangaus laiko, daug dalykų pasitvirtino, tos įžvalgos pasidalinimas, aišku, tokį parinkom ir namą su duotybėm, labai įdomu buvo, ačiū tau ir kuo geriausios kloties darbuose, suspėti, nepamiršti, išjausti, atjausti ir suprasti tą kiekvieną klientą, jo poreikius ir sau, ir tau, ir mums abiems linkiu, tai iki kito karto.